Ne. Aš tyliai kalbu. Nežinau, ką čia pasakyti. Kai kas surima, taip persipina. Apie psichozę. Apie psichozę. Karimas minėjo, kad taip vakaruose, taip kaip ir kitos lygos, tas akcentuojamas tas simptomas. Simptomas tai yra blogai ir jis taip pat gydomas. Nesvarbu, ar tai būtų kūno simptomas, ar tai būtų psichė simptomas, iš karto gydomas. Ir tam paleista milžiniška tokia industrija, tie vaistai darosi vis efektyvesni, stipresni. Ir begydant tos simptomus labai naudinga vystyti visą farmaciją ir vis tobulinti ir čia nėra galo. Nežiūrint to, nemažėja tų ligų, šiai daugėja tiek fiziniam aspektui, tiek dvasiniam. Ir čia gera proga dar iš to pelnytis ir dar labiau vystyti farmaciją. Kažkas iš to lobsta, o kad yra kitokios kažkaip informacijos, kito pamatymo ar pamastymo, tai tas nelabai toleruojama sistemoj. Ir netgi stengiamasi kažkaip tai arba atvirai, priklausomai nuo šalies, arba labai rafinuotai, demokratiškai, bet taip labai protingai šneki, bet ten pasislėpti. Kas liečia psichozės, tai, sakykime, tarp Lietuvoje tas supratimas psichozių tarp psichiatrų suaugusių. Iš dalies ir tarp vaikų. Tai labai toks irgi, kad tai simptomas iškart yra blogai, iškart reikia gydyti, o gydyti tai reiškia simptomą užgesinti. Reikia pripažinti psichofarmakologijos pasiekimus, kad vaistai darosi vis stipresni ir efektyvesni, ta prasme, kad tą simptomą, sakykime, psichozės proveržį, bent jau pradžioj, kol ten, jeigu ten žmogus daug metų psichuoja, tai ten sunku padėti, bet 20 metų, bet, sakykime, jeigu tai atsitiko, tai iš karto simptomai yra neuroleptikų modernių ir bus dar geresnių, kad tą džiną suvaryti atgal į butelį ir užpinti kamštį. Ir tas vadinama gydymo. Ir tas tik vienintelis toks supratimas. Aš nesakau, kad nereikia, kada žmogus griūva, kada ugnikalnis įsiveržia, sakykime, tai kitas ugnikalnis taip gražiai įsiveržia
ir užgesta ir lieka gan sveikas kalnas ir toks tas ugnikalnio vaizdas būna toks estetiškas. Užgesęs ugnikalnis, kalnas ir aukštas, ir status. Tai toks vienas vaizdas, taip ir su ligoniais, su žmonėmis, psichozės sergantiems. Ir būna ir kitokių ugnikalnių įsiveržimų, kur sudraskomas, tiesiog suplėšomas yra tas kalnas, tokia stipri jėga ir jis taip ilgai tas ugnikalnis veikia ir reiškia išnaikinamas, tiesiog sugriaunamas kalnas, praktiškai nelieka tam nieko duobė, tik tai ir aplinkiniai irgi apipilami ten lava ir sodžiais, ten ir didžiulis arealas tampa aplinkui negyvas. Tai ir žmogaus atveju gali būti, reiškia, toks prasiveržimas, labai toks, sakykime, ekstremalus ir jis pats gali kaip kalnas sutrupėti į gabalus ir aplinkiniams tai irgi yra kaip aplinkiniams artimiesiems ir visuomeniai. Todėl tokiais atvejais tai gerai, kad yra tokių modernių neuroleptikų. Bet aišku, jeigu pavyko užgesinti ugnikalnį, tai aišku, tom nesibaigė viskas ir toliau vis tiek lieka kitoks priėjimas ir kitoks aiškinimasis, sakykime, psichoterapija. Su tuo žmogum jis vis tiek išlieka. Bet mane stebina, kada pirmą kartą pas žmogų vyksta psichozė, tai toks prasiveržimas ir tai priimama iš karto kaip labai blogai, tai yra kažkas fatališka, tai kažkaip neperka į mūsų normos rėmus, į mūsų suprantamos normos rėmus ir tai kuo skubiau iš karto gesinti tas užspaudžiama ir kad tai yra blogai. Psichozė, kaip pasireiškimas, yra automatiškai blogai. Tai ne visada taip yra. Ir čia reikia būti lankščiam, bet, sakykime, kodėl aš ten Karlo Gustavą Jungą paminėjau, kad, sakykime, ta jo psichozė, kaip apibūdina tokie neutralūs akademiniai stebėtojai, įvardina kaip psichozę. Jungas šitoj knygoj tą straipsnį skiria kaip pavadindamas susidūrimą su pasąmonė, tai yra visai kitaip tai įvardina, o tokie objektyvūs, reiškia, stebėtojai, tie turbūt akademiniai sluoksniai, tai taip vadino kaip psichozę ir po to kyla tokių abejonių, kad tas žmogus toliau, ar jis yra pilnavertis, daugiau toks aspektas, kad jis jau eina į defektą. Vėliau ar anksčiau, kaip sako psichiatrai, čia tik laiko klausimas. Vėliau ar anksčiau jis bus sugrius, tas kalnas sprogs. Todėl reikia gerti pastoviai neuroleptikus ir apie kažkokią psichoterapijos užsiminimą, tai sukelia tiesiog nesupratimas, čia švelniai pasakyta, agresiją, pyktį
baimė, pasakyčiau. Jo, ir, sakykime, kadangi aš tarp psichiatrų sukuosi, tai ten aš turiu labai blogą reputaciją iš psichiatrų. Ir vat kaip mano klientai, kurie, sakykime, buvo ligoninėse tiek Naujoj Vilniuje, tiek Vasaros gatvėje, su kuriais mes sėkmingai dirbam ir žmogus atsistato ir ne tai, kad atsistato, bet jis transformuojasi į žymiai produktyvesnį asmenį. Kas yra produktyvesnis asmuo arčiau savęs, arčiau savasties. Ir tie žmonės sako, kad jie ten klausia apie mane, kaip ten kas, ir pagrindai girdžiu, kad labai abejotinas, taip švelniausiai tariant, ko jis ten kreipiatės, yra, nesako šarlatanas, bet taip duoda suprasti. Tai va tokia yra, reiškia, toks požiūris ir į tą psichozės pasireiškimą ir į gydymą patį. Tai ir kada bandai paaiškinti, kad diskutuoti su kom nors, kad tai irgi gali būti dar gydymas ir toks, sakykime, šalia to, arba po to jisai tęsiamas, tai yra toks nepriėmimas. Kaip pavyzdį pasakysiu, su vienu senu psichiatru diskutavau, jau tikrai žmogus pagyvenęs. Ir ten buvo toks klientas, pas jį ten gydėsi, o po to pas mane kažkaip tai pavyko mums, kad jis, sakykime, atgimė kitokiam gyvenimui, kaip ir Jungas. Taip vadinama psichozės, galiausiai tapo Jungu. Jam jau neberūpėjo, ką ten Freudas mano, supyks jis ten nesupyks, kai visas tas ratas establishmento aplink Freudą, ką jis ten pagalvos ir ką atsilieps. Iki to, taip sakyt, būdavo apraiškos, o po to įvykio jis jau tapo tikras Jungas ir užsiėmė tai, kur jautė turės užsiimti, be jokių baimių ir abejonių. Tai mano turėjau tokį irgi klientą, kuris taip labai pasikeitė, ta prasme gerąja prasme, ir kiek žinau, jis toks žmogus prie kūrybos, tai jis dabar žymiai produktyvesnis savo kūrybui, negu buvo iki to. Tai va, ir aš nekėjau su mano psichiatru, jis sako, ne, čia turbūt nebuvo, reiškia, šizofrenija. Nes taip negali pasiveikti. Po to dar ten šnekėjom, po to jis sako, o žinai, sako, jeigu man net įrodytų ten faktais kažkokiais ir labai akivaizdžiai pasakytų, kad šizofreniją galima, psichozės pasireiškimą, bet psichozė kaip būna, tai jau dažniausiai psichiatriškai galvoju apie tą magišką diagnozę, tą žodį, kaip pasmerkimas, kaip kūno ligose būtų vėžys, tai psichija tokia, tai yra šizo ir nesvarbu. Gali galų neskirtis, ten šizoafektinis, bet jau stato galvoja, čia šizofrenija. Laiko klausimas, kada jis pilnai sužydės. Taip ir sako, pilnai sužydės. Jo, tai jis pasakė, net jeigu man įrodytų, kad šizofreniją galima gydyti psichoterapiškai ir gauti rezultatų, net jeigu
žiūrėk, kaip suformuoluota, net jeigu įrodytų, aš vis tiek šito nepriimčiau. Todėl, kad aš ginčiau savo gyvenimą. Todėl, kad jis visą gyvenimą pragyveno tokiam soprotui. Ir dabar giliai senatvėj bandyti mąstyti kitaip, tada kyla klausimas to, o kaip ten aš gyvenau, kad kitaip buvo galima. Buvo aišku. Ir čia man tikrai buvo tas humanistinis aspektas, kad žmogus pasakė nuo savęs. Jis nepriimtų, nes jam reikia tada viskas ne taip, kaip jis gyveno, kaip jis ten gydė, kuo jis ten tikėjo. Viskas ne taip ir liko, jis dar ligotas žmogus, neaišku, kiek ten liko ir dabar čia toks atsivertimas tai yra per sunku. Ir taip atvirai pasakė. Todėl čia parodo, kad nėra čia taip paprasta. Tai va daug ką pasako apie normą požiūrį. Net jeigu įrodytų, aš ginčiau savo gyvenimą, ne savo įsitikinimus, o savo gyvenimą. Ir čia iš tiesų sudėtam gyvenimus. Ir jausmai, ir kaip jis matė pasaulį, ir jaunystės, ir kaip ten pasirinko tą sakykim specialybę, ir tie visi mokslai, ir buvo įdomu. Snežnevskio ir kitų ten tarybinių autorių supratimas apie tai. Viskas buvo to gyvenimo, tai buvo ir dabar, kad ne, tai va. Jis net nesakė, kad ginčiau savo įsitikinimus, bet ginčiau savo gyvenimą. Tame aš nežinau, gal čia, bet aš kažkaip jaučiu tame humanistinį elementą. Tai va žmogus tą pasakė ir tada jis jau nebesiginčino, kaip šitą sakė, bet tai pasakė, kaip susimąstas tarsi savo, kad tai buvo tikra. Todėl nėra taip vienareikšmiška, kad ateiti ant bačkos, reiškia, skelbti, žinot, tai yra kitaip. Gali būti kitaip, gali būti kitaip. Tai niekur aš ir neskelbiu, tiesiog savo darbą dirbu ir viskas. Ir ačiū Dievui, kad yra toks dalykas, nežiūrint ten antireklamas, kad klientai atsirenka, sužino. Geriausias dalykas. Nereikia nei aiškinti, nei reklamuoti, nei straipsnių rašyti. Jeigu žmogus atvažiuoja iš Izraelio po psichozės, viskas tvarkoj, veikia šitas mechanizmas ir tos oficialios struktūros ir autoritetai, ką jie ten sako, man taip nelabai tas darosi svarbu iš principo. Tai yra toks įdomus dalykas ir tai mane nuteikia optimistiškai, kad nežiūrint į tą griežtą struktūrą, griežtą supratimą, kas yra liga, sveikata, kas yra gerai, blogai, kad tai yra moksliška, tai nemoksliška, tai yra taip įmanoma, taip neįmanoma. Žmonės kažkaip, jie klientai, pacientai, jie tai atsirenka ir tai labai guodžia. Tai kaip rašė apie Jungą, kad jis, reiškias, jam ten, kai susipyko su Freudui, tokioj formalioj, aš ten skaičiau kažkur tai žurnalė, tam tokia trumpa, tokia perestroikos laikų, tokia, susipyko su Freudu, patyrė didžiulį stresą, buvo, reiškias, psichozėje 3 porą metų, jį gydė jo kolega, vaikščiojo pas jį, reiškias, vat, ir po to jisai, reiškias, dabar aš pažodžiu neatsimenu, bet esmė, vat, įvyko remisija, jis žmogus grįžo į kūrybą, bet jo darbai tokie buvo labai savotiški.
formulę. Bet tai vardina kaip psichozę, kaip ligą, kad jis buvo nedarbingas, iškritęs iš konteksto. Čia kaip jis rašo pats apie save, tai jo, ir kad jis dėliojo akmenukus ten porą metų, žaidė akmenukais prie ežero. Tai, kaip ir parodo, kad gal čia dokumentuota. Kas reiškia. Tai iš tikrųjų ten tie akmenukai buvo, ir prie ežero buvo, ir kolega ateidavo, bet kolega ateidavo daugiau turbūt padiskutuota. Ir to vadinamai psichozai sugebėdavo priimti savo klientus. Labai taip rezervuotai, jautė, kiek jis gali, ten, sakykime, daugiau, tuo laikotarpiu daugiau taip metodologiškai dirba, sapnų analizė, tai ką jis. Ir didžiausias, aišku, darbas vis tiek vyko su savim. Ir tas, aš žiūriu į tą proveržį psichozės, tai kaip į pozityvų simptomą, kaip į potenciją. Kada žmogus yra tų normų suformuotas, kas tai yra gerai, kas tai yra vertybė aplinkinių, kaip turi būti. Ir žmogus gyvena tame, o viduj pas jį pakankamai didelis užtaisas. Užtat man žmogus, kuris užserga, kuriam būna įvyksta psichozė, aš žinau, tiesiog man tai yra tokia aksioma, kai jis turi didžiulį potencialą. Ir čia yra geras ženklas. Kitas dalykas, ką su to daryti, tai jo, nes, sakykime, vėlgi, jeigu paimti ten tas archainės kultūras, tą pačią Indiją, ten kaimuose bent jau, tai žiūrima visai kitaip ir kažkaip žmogus tuo laikotarpiu ten randa ir savo vietą, ir pamaitinamas, ir dar būna kažkoks tai vedlys savotiškai, taip, kuris jam padeda išeiti iš to, prakeliauti tą kelią. Ir 60-70 metais Ronaldas Leingas buvo tas antipsichiatrinis judėjimas ir ten bandė, kūrė bendruomenę, kur psichotikus lydėdavo žmogus išgyvenęs psichozę. Tai toks buvo bandymas, bet tai, kad jis, aš galvoju, kodėl jisai sugriuvo, tai buvo geras bandymas su neblogais rezultatais, bet sugriuvo dėl to, kad niekas to nefinansuoja, vien entuziazmo neišeina laikytis, galiausiai tie iniciatoriai, jie susensta ir numiršta. Ir čia yra humanizmo, reiškias, problema. Reiškias, kol būna žmogus, kol jis veža, tarsi ir yra. Ir kažkaip į jo vietą nieks neteina. Iš mano gyvenimo, tai, sakykime, Šiauliuose tai pavyko, buvau tokiam entuziazme, kažkaip ir valdžia parėmė, čia buvo nepriklausomybės pradžia, tokios truputį kitokios nuotaikos ir tas psichosomatinis poskyris, reiškia, įkurtas vaikų ligų klinikose pediatrijos skyriuje. Tai čia buvo tokia revoliucija, psichosomatinis. Dabar daug kas vadinasi psichosomatiniais, bet iš tikrųjų ten arba neurologai gydo savo ligas, arba psichiatrai švelnesnius, taip, tada suoproti savo klientus, tad, sakykime, Lazdynų, ta greitoji pagalbos ligonė, ten irgi yra psichosomatinis poskyris, bet nieko psichosomatiško nėra, tiesiog tokie žmonės, kuriems nėra aktyvios psichozės ir net ten skiria tokius lengvus vaistus, dirba psichologija,
pasidomėjau, ką jis daro, relaksacijas daro. Pagrindė relaksacijas, daugiau kaip ir nieko. Ir va čia vadinasi psichosomatinė. Tai ten buvo psichosomatinis ir ten iš žmonių pritraukiau ir viskas ir po to kaip teko ir kažkaip klestėjo ir ten žurnalistai domėjosi ir taip gerai atrodo, bet tik ir lyg tai žmonės aplinkui kažkaip tai būrėsi ir to domėjosi. O po to tėvai mirė, išvažiavau į Vilnių ir po to sutikau, kažkaip nebesidomėjau, sutikau daktarę vieną, kuri, pediatrė, kuri irgi tam skyriui dirbo po metų, paklausiau, kaip ten maždaug gyveno. Šitą sako, ne, ir seniai uždaręs. Ir nieks nevažė. Nieks toliau nevažė, čia Rygos yra. Aš nežinau, kaip taip atsitinka. Čia silpnoji vieta. Tai Jungas tai vadina susidūrimą su pasąmonė, žiūri taip, jis plačiai tą dalyką, aš su porą vietų tik tai noriu pacituoti. Pirmiausia, jisai žiūri, jis suprato, kad tai, jis neįsigando vienas dalykas, jam užteko savimonės. Jis pavadino tai kaip susidūrimą su pasąmonė, kaip galimų visokių fenomenų pasireiškimą ir kad nuo to reikia nebėgti, bet eiti tai ir daugybė ten mitinių būtybių, kurių ten buvo labai daug ir kurie su juo šnekėjosi. Vyko pokalbiai, bet jis visada išlaikė savo. Jo savo tai buvo prisiminimas jo vaikas. Kaip jis save prisimindavo iki 11 metų. Dar buvo toks, sąlyginai toks nerūpestingas vaiko gyvenimas. Tatų daugybės, reiškias, kalbėtojų ir visokių mitinių būtybių ten ir žinių tenai iš praeities ir indiškų, ir egiptietiškų, reiškias, personažų iš gilios senovės, ten vyko didžiuliai pokalbiai, diskusijos ir jis tik rasdavo atspirtį, nes prisimindavo, koks jis buvo vaikas gimęs, va tą jausmą išlaikęs. Čia yra tas atspirties taškas. Jeigu jį išlaikai, prisimeni, tai tada čia ir dirbant po to, po psichozės. Su psichozėm tai žmogus, jis tiesiog neteina, jis papuola į ligoninę arba nors kitaip, bet jis neteina taip savo norų. Tuo metu, po to taip, arba prieš tai, bet po to ne. Tai vat irgi dirbant, toks ieškomas tos pojūtis, kur ten yra iš tiesų aš. Tai vaikai kažkaip kaip viską natūraliai atsineša, gimė puikiai moka kvėpuoti be jokios jogos taisyklingai, puikiai, reiškia, jaučia maistą, ką gali valgyti, ko negali, kiek reikia. Ir jeigu vaikui leisti maitintis, o ne sakyti, ką reikia valgyti, jis nepriauga svorio, jis bėgioja tiek, kiek reikia išdeginti kalorijų. Natūraliai, jis moka plauktis gimęs, tik puikiai nardo. Aš to labai bejojau, bet mes, kai dukra buvo gimus prieš 29 metus, tai mes ją į vonę įmetėm. Ir iš tiesų, puikiai išlenda, įkvepia, vonioja. Tai kaip pats pamatai, kažkaip svariau negu ten skaitai. Tai tokių daugybė dalykų moka, reiškias, ir jaučia puikiai kitą žmogų, neapgausi jo ten išmoktom pozom ar ką, tiesiog puikiai išmano tą
neverbaliką ir jaučia ir sveikai gyvena kažkuria prasme ir save jaučia, savo tą, nu, ten yra tos stadijos, bet, sakykime, aš įsitikinęs, kad tas pojūtis, kad tai vis tiek esu aš, jisai yra. Jis yra ne toks, kad jį būtų galima reflektuoti, kažkaip įvardinti, susivokti. Jis tik vėliau atsiranda ta galimybė apibrėžti, kad tai esu aš. Tai, sakyčiau, vaikai gimsta su savo savastim. Nu ir po to, kaip žmonės lanko jogas, kad išmoktų kvėpuoti, judėti, skaito dietas, kiek kalorijų, koks maistas ir mokosi, lanko baseiną, kad išmoktų plaukti. Tai, sakykime, po psichozės yra aplamai prie psichinių sutrikimų, psichinį nemėgsta, nu, dvasinių sutrikimų, po to ieško to vėlgi, ką jis kažkada turėjo, tai va to pojūčio, to šilto, gero vaiko. Suprantama, jeigu vaikystė būna bloga, nu, dėl objektyvių priežasčių, kaip tai atsiliepia žmogaus gyvenime. Tai apie tai labai daug rašo. Psichoanalizė tik apie tai ir rašo. Tai va, tai Jungas šnekėsi, tai jis jautė, vienas jį laikė tas pojūtis, kitas dalykas jį laikė, jis vis tik tai jautė, ne protu, bet jautė, kad jis kaip gydytojas tą tokia, kita prasme, kad jis, nu, reikalingas savo klientams. Ir tai jį irgi laikė, tai jo. Jam buvo įdomu, kas vyksta, toks mokslinis požiūris, be baimės, nes kada įdomu, tai nėra tos baimės ir tada nes emocijos jos taip užverda ir viską sumaišo, kad tam visiškai pasimė. Jam buvo įdomu, tokia įgimta savybė, stebėjo, reiškia, ir kartu jis jautė, suprato, kad tai, kas vyksta, yra rimta, tai nereikia kažkaip dirbtinai bėgti nuo to, ir kad tai reikia išgyventi. Jis tokia egzistencinė priėmė tokį sprendimą, kad tai reikia išgyventi. Kaip jis rašo, aš labai kruopščiai stengiausi suprasti, suklasifikuoti ir kiek tai įmanoma įgyvendinti kiekvieną vaizdinį, kiekvieną pasąmonės turinį. Kaip tik to žmonės dažniausiai ir nedaro. Jie leidžia savo protą iškilti vaizdiniams, galbūt stebisi jais, bet viską palieka po senoviai. Jie nesistengia jų suprasti, tuo labiau nepadaro jokių moralinių išvadų. Etinis dalykas, ką tik prieš mirtį Freudas daugo, reikia etikos ir reikia egzistencinio tokio. Taip pasiduodama neigiamai pasąmonės įtakai. Pasąmonės vaizdiniai žmogų iškrauna didžiulę atsakomybę. Kitoks požiūris, nebėga atsakomybė, iššūkis. Kas jų nesupranta arba vengia moralinės atsakomybės, praranda savo egzistencijos vientisumą ir jo gyvenimas dažniausiai tampa skausmingai fragmentiškas. Tai labai dažnai, kada atveda padrasinimui koks nors giminaitis sunkesnį ligonį, tai matai tą žmogų tokį sudėtingą, bet matai kitą fragmentiškumą, gan šizofreniškumą pas tą normalų. Tai kažkokie keli fragmentai iš visos asmenybės, kurie socialiai priimtini. Štas, reikia taip.
Ir va, stovi žmogus prieš tave, jis čia sveikas, bet kai su juo šnekėsi, absoliučiai nejauti jokio kažkokio vientisumo, tai va, kažkokie fragmentai, atskiros subasmenybės dalys funkcionuoja, bet to tik ir reikia visuomeniai. Ir jis sveikas. O reiškia, tas, kuriam psichozė, jis suprotestavo, galima sakyti, jis gydosi save. Aš priimu psichozę kaip autonominė tokia organizmo reakcija savigydos. Bandymas, negalima taip, prabust maždaug taip. Bet kitas dalykas, kad žmonės tam nepasiruošę, nieks apie tai nešneka, supratimas aiškus, visi to bijo baisiai ir net psichologų tarpe sako, bet psichozė gali būti, arba aš to neapsimsiu, nes tai psichozė. Ir tarsi irgi persmelkta toks. Psichozė, tai gerai, tai potencialas, tai yra bandymas proveržis, gal galima juo pasinaudoti, reiškia, tai va. Jo, kažkaip laikas, o su tais akmenukais jis dėlioja faktiškai mandalą, savo asmenybės mandalą. Tai jis dėliojo miestą, jis nešai, tai jis labai aktyviai dirbo. Savo miestą jis įkūrė ir rinko tam tikrus akmenukus ir visumoje gavosi kažkas panašaus į asmeninę mandalą, į tą simbolį, kuris jį vienyje. Ir faktiškai, kai sukūrė tą savo mandalą, ilgai jis ten tikrai dėliojo tos akmenukus. Kiekvienas akmenukas turėjo savo prasmę, ten bažnyčia, ten kitoks objektas, kaip jie susiję. Taip gavosi, kad praktiškai sudėjo savo mandalą, savo miestą, jam praėjo šitie pokalbiai ir jis pasveiko. Įdomu, taip kaip jis moksliškai komentuoja, nepraranda to akademiškumo, tiksliau ne akademiškumo, tikro moksliškumo, kalbėdamasi su tais. Ten yra tokia citata, sako, ir va ten sako, va dabar, ten tokia tai, reiškia, persona, matau, nori pasakyti, bet ji neturi kalbos centro. Aš nutariau jai perduoti savo kalbos centrą, kad jinai galėtų pasakyti. Tai ta tipinė psichiatrijos supratimu, tai, reiškia, jis turi pasakyti tai, kad išgirstų, ką jis sako, ta dalis, nes jis neturi kalbos centro. Bet jis sąmoningai, jis gali neduoti kalbos centro, ta prasme, dar to reikia, kad čia dar aš garsiai kalbėčiau. Bet jisai davė kalbos centrą, ta dalis jis išnekėjo per jo kalbos centrą, jis išgirdo tą informaciją. Vėl kalbos centrą pasiėmė savo tai dalelį išnekėti. Bet išoriškai žiūrint, kaip tai atrodo, tai žmogus šnekasi, galimas dalykas įvairiais balsais. Tai jau yra tuo požiūriu tikra psichozė. Taip, žiūrint išoriškai. Čia negali būti. Bet jis tai net nevadina psichozę, nėra jokio užsiminimo apie tai, jis tai vadina kaip reiškia, susidūrimą su pasąmonė. Ir visumoje jis dėkingas tam procesui, nes, kaip jis rašo, kad tai buvo visa medžiaga, kurią vėliau jisai tik apdorodavo ir rašydavo savo kūrinį. Nes ten buvo toks koncentratas visko ir kol nesusišnekėjo, nesusiderino ir visos dalis, kaip sakyti, surado konsensusą ir užėmė savo vietą ir viskas puzlė susidėjo visą. Tai va, tas čia psichozė ar ne? Ir aš manau, kad Jungas, ta prasme, jis
turėjo galimybę pasirinkti. Galima buvo pulti tą tradicinį supratimą, nes jis labai ten, kaip mokėsi, labai tas tradicinis buvo stipriai. Galima buvo pasirinkti netradicinį. Buvo galima pasirinkti išprotėti, buvo galima pasirinkti eksperimentą, iššūkį. Tas pasirinkimas, reiškias. Aš kai dirbau psichiatrinėje ligoninėje, Rokišky, jaunystėje, man tokia buvo idėja iš asmeninio patyrimo, kad prieš psichozę žmogus vis tik renkasi išprotėti jam, taip sakykime, aš neišprotėti. Ir kas įdomiausia, kad aš tokį tyrimą dariau savo. Vat, jeigu būdavo intelektualus žmogus, protingas, su gera savimonė ir vat pernešė psichozės etapą, ir aš jau klausdavau po to jau, sakydavau, jūs dabar prisiminkit tą etapą, kai prasidėjo, ar nebuvo tokio momento, sakau, objektyviai tai gal sekundės dalis, bet subjektyviai tai buvo gal didesnis tarpas, kada tu galėjai rinktis, eiti tą psichozę ar neiti. Ir labai įdomu, kad aš nustebdavau, tai pažiūrėdavau, taip, sako, buvo. Tarsi toks atradimas. Ne visi tai pasakydavo, bet kiti neatsimena sakydavo, bet maždaug 70% žmonių pasakydavo. Taip, buvo ir toks nustebimas, tada jiem keičia visas požiūris, buvo pasirinkimas. Ta prasme, jis bėgo nuo problemos, tarsi čia kitaip jau pereina į psichozę. Iš kitos pusės psichozė galima kaip toks kitas transformacijos kelias, bet jeigu tu palieki šiapus, sakykime, tai tos sunkumus vis tiek reikia spręsti. Ir tai irgi yra tavo asmenybės transformacija. Ar tu būsi čia, ar tu būsi psichozėje, tau reikės tą spręsti. Tai žiūrint filosofiškai, bet kadangi žmonės paprastai nežino tos psichozės tokios, prasmės, kad tai potencija, bet jie gali rinktis, reiškias, arba pasilikti, arba ne. Toj vietoj. Aš turėjau tokį vieną režisierių, kuris po psichozės ir daug gydėsi ten metais ir vaistų labai daug gėrė ir jam pasakė, kad jis mestų ant savo, jis ten aktorius, režisierius, mestų savo darbą ir užsimtų fiziniu darbu. Psichiatras, kad maždaug, nes tie susitapatinimai su tom rolėm, į visiškai kitom, į visiškai sužlugdys. Jis buvo tiek pas mane jau nutaręs mesti savo, šitą ir užsiimti fiziniu darbu. Ir aš iš savo ambicijų nesutikau. Visiškai nemoksliškai ir visiškai nehumanistiškai. Jeigu tu nori, tai tik tavo teisė. Bet aš tame jutau kažkokį tai, iš vienos pusės nehumanistiškai, dabar galvoju, iš vienos pusės labai humanistiškai. Aš jutau, kad šitas fizinis darbas pasufleruotas tam tikrų, žmonių sopročių. Matau potenciją. Ne. Mes daug dirbom ir ten tikrai buvo daug psichoanalitinių dalykų, už ką reikia psichoanalizę atiduoti pagarbą, nes ten visokie tikrai jau tas Edipo kompleksas jau toks ten buvo ir daug tam tikrų dalykų, bet po to visai aukščiau iš savęs savirealizacijos ir jo psichozė buvo, kad jis toks vaikas užgniaužtas, be meilės, galima, negalima, visą vaikystę, paauglystę. Savotiškai menkinamas. Kas buvo jo psichozė? Buvo psichozė, jis jautėsi Jėzum Kristum. Jis viską gali. Man toks buvo, jis tą ir turi, aš pagalvoju.
labai geras simbolis Jėzus Kristus. Jeigu jis taip jautėsi, ir aišku, ten visai neadekvatumai iš to kylo, bet ir juokas ir ašaras aplinkiniam buvo, bet va tas pojūtis ir kaip kūrybinis, kaip toks, aš jį visą laiką laikiau kaip simbolį ir kad jis tą gali padaryti be psichozės. Tas psichozė parodė, ačiū jai, bet jis tą turi viduje. Ir ten daug buvo sunkumų, iššūkių ir aš jam po to sakiau, nu va, sakau, dabar taip gyveni, ten tikrai jam sunkus gyvenimas, sakau, nu, jeigu tau per sunku, gali eiti į psichozę, bet sakau, čia joks, tiesiog tu pabėgsi šiuo atveju, nes pirmas iki galvo taip, o dabar tu pabėgsi į tai. Nu, jei tu nori bėgti, nebėgsiu. Bet po to jis pradėjo vėl, labai kas būdinga žmogui, susidūrė su rimtom problemom ir užsinorėjo pabėgti tą psichozę. Nes atsimena, kai buvo gerai psichiatrinė ligoninė, visi lankydavo, ramu, saugu, maistas parūpintas, lovytė parūpinta, visi užjaučia, gailestis, paguoda, palaikymas. O jam tos būsenos taip trūko, jam taip to reikėjo. Ir jis man rašė vis blogesnės žinutės, kad aš jau visiškai nesorientuoju. Kažkaip man taip pagreitintai viskas atrodė ir po to parašė, aš guluosiu psichiatrą. Nu taip, kaip gerai, pasirinkimo teisė, bet aš galvoju, gal aš kliečiu, ta prasme, kad pasirinkimo teisė, gal čia iš tikrųjų kažkoks nevaldomas procesas. Ir po kelių dienų jis parašė, psichiatrai mane išrašė iš ligoninės. Aš labai norėjau, bet man nepavyko sugrįžti į psichozę. Nes jaučiuosi, tai po to raštam, jaučiuosi, kad aš po tų žodžių aš jaučiuosi, kad aš išduodu, aš bėgu, su man reikia spręsti tas problemas. Tai va, suvanot, pasirinkimas. Tai va, vienas toks atvejas, kur žmogus labai norėjo išprotėti, bet jau po šito jam nebeišėjo išprotėti. Nors jis dėjo visas pastangas ir net nuėjo, aš suprantu, greičiau į tą psichiatrinę negu realiai reikėjo, nes, psichiatrai pažiūrėjo, gal jis jau biškį paguldė, bet žiūri, kad, visai ne tas pacientas ir sveikai jį išrašė. Dėl to gerai, kad taip diagnozavo kliniškai, kad nėra, nors jis taip norėjo. Tai vat tas pasirinkimas. Tokie dalykai ir labai įdomu. Jo, tai ir kad žmonės atsimena tą momentą, vat, ir dažniausiai pasako, netgi savo pasako, dėl ko, rokiškai, po to aš nustojau iš tų dalykų klausinėti. Man, kai aišku pasidaro, aš kaip sakė vienas filosofas, sako, tu numetė savo pastebėjimus kaip šūdinas kopėčias. Galvoju, ką aš sako. Bet visumą taip ir yra, čia mano tokia rida. Aš taip gyvenu, lyg būčiau nemirtingas, bet čia yra kažkas tai. Labai mirtingas. Vos nemiriau čia paskutiniu metu, realiai, fizinė prasme. Tai jo, aš aišku galėčiau daugiau šnekėti, galvau, ką aš šnekėsiu, bet matau, kad galiu šnekėti ir šnekėti. Bet gal jau... Jau. Įdomu išnekėti. Vis tiek, nors jau kaip ir kavos pertraukos laikas po truputį, bet man atrodo, gal palaikom tą tradiciją, jeigu yra ar klausimas, ar replika, tai būtų įdomu išgirsti jas dabar. Išgirsti, gal sureaguoti. Manau, vienas toks pastebėjimas, aš jeigu gerai išgirdau, ten buvo kalbama apie vaikus, kad vaikai valgo kiek reikia, veda tinkamą gyvenimo būdą, tai, sakykime,
kadangi dirbu reabilitacinėje įstaigoje su vaikais, tai tiesiog tas įdomi šio pastebėjimas toks yra, kad bent šiai dienai tai jie labai sunkiai veda tinkamą gyvenimą, sveiką gyvenimo būdą, ypatingai kada serga daug vaikų, sakykime, cukriniu diabetu arba ten 2 laipsnio, irgi diabetas reiškia su nutukimu, tai jie labai nori šiuolaikiško to maisto ir tėvai, aišku, neturi motyvacijos patys lankydami juos tiesiog ir kebabus, tuos, sakykime, tuos visus patiekalus, maisto produktus, kurių nebegalima valgyti. O kiek jie metų? Nuo gimimo atvažiuoja iki 18. Iki 18? Tai tragedija tiesiog, kada iš tačiau visą tai matai ir tu matai, kad negana to, kad vaikas neturi motyvacijos, bet ir šeima, kuri turėtų palaikyti ir padėti pastiprinti jam tą motyvaciją. Tai šiai dienai yra... Kaip šeimos motyvacija? Tėvai, jeigu žino, sakykime, kad vaikas taip gydosi su nutukimu ir mama ateina gydytos endokrinologas į palatą, pas vaiką, suprantat, atidaro spintelės duris, čiut nekumpiai dešus, bet čia iš spintelės. Palatą, tai kas atrata? Nu tai aš apie tai ir šneku. Tai tik taip, toks budės. Replika aiškiai rodo, kad kavos pertrauką turėjo. Labai trumpai noriu pasakyti. Šiaip Jungas yra vienas iš didžiausių mano gyvenimo autoritetų ir jūsų nuostatai, kurią išgirdau per pranešimą, visą širdim pritariu. Nors pats nesu praktikas ir neturiu nieko bendro su psichiatrija. Noriu tai pasakyti. Aš mažai žinau teorijos, mano stipri pusė praktika ir empiriniai dalykai, daug empirinių dalykų. Jeigu šratinukas krenta, vieną kartą krenta antrą, tai aš jau žinau, turbūt kris ir trečią. Tom naudojuosi darbe. Ir tai veikia. Tada nebereikia tų knygų ir tų teorijų. Tiesiog, kai gauni daug empirinių dalykų ir juos taip nepamiršti, kažkaip juos įriši, geriausia teorija. Dėl to aš taip apie psichozę šneku ne iš to, kad kažkaip pats psichuoju, ar kad tam prisiskaitęs, empiriniai dalykai, tai kodėl netikėti. Bet kaip sakė tas daktaras, jisai vis tiek netikėtų ir nepriimtų, nes tai jo gyvenimas. Dar geriau tabletę išgerti. Kad trečią kartą nenukristų. Prašau? Geriau tabletę išgerti, kad trečią kartą nenukristų. Kasdieniškai. Aš prieš farmakologiją neturiu. Čia taip ironizuoju. Labai vietų ir laikų labai geras daiktas, ypač šitoj rutinoj. Mes dabar turėtume miegoti ant pečių šiaip Lietuvoj. Mes čia susirinkę aktyviai gyvenam. Tai kava padeda, tokie visokie dalykai, tabletės. Studentams sesijos, pats intensyvumas, tai reikia tik pašerti gyvulius ir tūnoti, tyliai ir laukti gražios saulės. Tai mes visiškai išėję čia iš savo ritmo ir todėl tabletėm, taip, natūralu. Neužmėgi ar dar kas, tai reikia išgerti, nes rytoj į darbą paprasčiausiai, į dar tamsuo reikia keltis. Ačiū tada labai. Ačiū.